Į Rokiškio kraštą gausiau žydų matyt atsikraustė 17 amžiaus viduryje į po karų ir maro ištuštėjusius miestelius. 1740 metais maldos namus jau turėjusi bendruomenė 18 amžiaus pabaigoje išaugo iki 26 šeimų. Pirmojo pasaulinio karo metais didelė dalis žydų nuo besiartinančios Vokietijos kariuomenės pasitraukė į Rusiją. Po karo dalis jų grįžo ir atkūrė savo verslus bei amatus. Dauguma žydų gyveno Rokiškyje ir aplinkiniuose miesteliuose, vertėsi amatais ir prekyba. Tarpukario Rokiškyje žydai aktyviai dalyvavo miesto politinėme, ekonominėme ir kultūrinėme gyvenime. Aidelsonas, Harmacas ir Trifskinas dalyvavo Vytauto didžiojo mirties 500 metų jubiliejui paminėti Rokiškio skyriaus veikloje. Pavyzdžiui, 1934 metais iš 12 miesto tarybos narių 5 žydai. Advokato veiklas sėkmingai vertėsi Naumas Trifskinas, beje 1930 metais apdovanotas Vytauto didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu bei kliumelis. Rokiškėnai iki šių dienų prisimena vidaus ir moterų ligų gydytoją Mariją Farberaitę, dantų gydytojus Gandelmaną ir Berilį Cindelį, Vytauto didžiojo universiteto diplomanto Šėro vaistinę. Nepriklausomybės aikštėje ir šiandien išsiskiria buvusio metalo apdirbimo įmonės Litmetal savininko Hono Zameto namas. Zametas matyt buvo turtingiausias Rokiškyje. Melerio spaustuvė ir kartonažo bei sacharino fabrikas bei viešbutis Londonas priklausė broliams Melerams. Zamkos įmonėje buvo vejamos virvės. Fotopaslaugas miestelėnai galėjo užsisakyti Vinokūro, Šneidermano, Germano ir Rūcho ateljė. Sunku įsivaizduoti tarpukario Rokiškį be žydų prekybininkų, kurie vertėsi ir išnešiotiną prekybą ir turėjo stambesnes įvairių prekių parduotuves. Šiaip tai mažas miestas ir daug tų, pagrinde tai buvo prekybininkai. Ir svarbiausia, kad parduotuvės nebuvo tokio vieno, kaip čia pasakyti, specifikos, tokios vienos prekės. Mišrių prekių. Ir svarbiausia, kad prekiaudavo pagal metų sezoną. Jeigu ateina pavasaris, tada jau veža trąšas, veža plytas. Jeigu ateina ruduo, tada, keičia savo asortimentą, kažką kitą, geležį atveža, gal ten remontam kokiem, pasagas, labai vynys, kaimo žmonėm buvo paklausi prekė. O čia, kur Karabelnikų parduotuvėje buvo medžiagų pagrindinės, reiškia, prekės buvo medžiagos. Bet turėjo ir kitokių dalykų. Buvo ir siūlų, ir žaislų, ir šiokių tokie kiaušiniai būdavo viduj, šokoladiniai kiaušiniai, o viduj, reiškia, dovanėlė, kaip kinder, kaip dabar šitie kinder. Tai vaikai irgi labai pirkdavo, nes ten kažką vis tiek laimi. Jeigu jau žmogus kartais neturėdavo lėšų, ateina į parduotuvę, ką nors pirkti, ir jis neturi pinigų, jie visada parduodavo. Įsirink, ką tau reikia, imk, kiek tu nori, užrašydavo į knygą, kad, reiškia, tiek jis paėmė, ir kai turėsi, atnešk tada man.
nedidelę tą vietą priekį, kelias lentynas uždėtos, reiškia, ir tenai bačka silkių, negi kaip dabar, kad langė supakuota, suplasuota. A tenai bačka didelė, va, tau reikia silkių, tu nepasirinksi. Jis paėmė tokį va, kaip šakutę, įbėdė, kiek tau reikia, 1, 2 silkės ir viską. Jau kad reikėdavo ką įpirkti, jau ką tai pažydus po stulpais, jau sakydavo. Tingi, buvo ir vargšių. Pavyzdžiui, dabar, kur mano mama aptarnavo, taigi dieve, koks vargšas buvo. Tada, kai jis mirė, žinau, mamai palika, ar 3 patuškas palika, daugiau jis nieko neturėjo. Kaip dabar Matauša. Prieš Mataušą jau merginos visada siūdavo paltus. Tai jeigu ateini į tą parduotuvę, tai būtinai parodys vienu rėtimu, kitu rėtimu. Jau tau nepatinka, išeini dar ir pro duris patraukia, kad eik vis tiek tau išneš dar 3 ar 4 rėtimų, kad pirktum. Nes paskui tu pirksi ir pamušalą, pirksi ir kalnierį. Kad atvažiuodavom su tėvais į miestą, tai visada apsistodavom pas žydų paiskus. Nu ir jų šeimoje augo 3 vaikai, jie žinoma žmonė biški vyresniai, tai visada jau būdavo, žinai, tėvai išeina su reikalais, palieka pas juos ir jie jau bent labai sąžiningai mane prižiūrėdavo, kiek aš prisimenu. Jie turėjo savo parduotuvę, paprastai pas juos ir apsipirkdavom. Tai tam pačiam name ta parduotuvė? Tam pačiam tai ir gyvendavo jie, reiškia, iš gatvės buvo parduotuvė, kiemo pusėje buvo būtas. O tas jų namas buvo medinis? Medinis namas ir toks biški pakeltas buvo. Reiškia, prieš einant parduotuvėn laiptai, dėl to buvo vadinama aukštagonkė. Va kur dabar viešbutis buvo gastronomas. Sako, mes ėjom į tą gastronomą pakvėpuoti dešrom. Nes 14 rūšių dešrų kabėjo. Tai va čia, va kur gėlės auga, sinagogų aš saugau kaip savo. Va, kur šitas kampinis namas, va čianai va tasai. Čia buvo jau šito bažnyčios jau vadinama. Ir čia ir kartu man taip, kad ir Rabinas gyvena čianai. Šitam name? Aha, šitam name. Čia ir tos žydus vaikus krikštydavo, ir čia viską melsdavas, ir čia jau per visas jų šventės, ir čia jau visada eidavo šitą ir šitą jau su tais gaubtais apsigaubi, kaip dabar mūsų kunigai, tai taip pat tenai eiliuotas tokia, žinot, čia susiriša, čia užkrenta juoda ar balta eilė, tai užsigaubeidavo. Nu tai va, tai čia jie jau meldžiasi, tai va, kas norėdavo, tai jau ateina mama, kai jau bent keliose vietas sarnavo pažydus, nu tai būda ateina ir mane atsiveda, tai pastovėm pažopsom, jeigu išeina ir laukan apsigaubi ir išėję laukan, jau meldžiasi, Nemažai kartu su draugėm išgyvenau ir žaisdavom kartu, bet žydiškai neišmokau ir tų jų dainų irgi nesupratau. Už tai, kad jos laisvai ir gražiai kalbėjo lietuviškai. Va šita Levinaitė vyresnioji, tai tiesiog galima sakyti, kad už lietuvius gražiau lietuviškai kalbėjo. Žydiška, tai kaipgi lietuviškai, tai labai retai, kad rasta jau tik tai lietuviškai ir tai jau akcentas žydiškas, ar tarpusavį tai jau gingdėvė lietuviškai jau nekalbėdavo. Ir kalbų jau nėra, kad ją net lietuviškai, ar tai rusiškai, ar tai kitaip kalbėtų, vien tik žydiškai. Tik tai jeigu jau mano mama, kad ir visą laiką jau dirba pas žydus, tai jau šiek tiek mėg. Kai ją žydiškai. Šabo dienoj, tai jau tikrai darbo jokio. Ai, šeštadienį žydai pirštą nepridės. Nepridės šeštadienį žydai, jų čia didžiausia šventė, šeštadienį jie nei pirštą. Jiem jau viskas turi būti jau prieš šeštadienį, va mamas, viskas padaryta, valgymas, viskas, kūrenimas, viskas, tai tik tai mama, jeigu ateina, gali padaryti. A jie patys ir pirštą nepridės. Nepridės, jeigu reiks ir va šito sagą atsektum, ir tai neatseks. Jau nepridės pirštą. Tai tokie griežti buvo papročiai jų? Tai jų papročiai, šventėm jų didelį papročiai, ne kaip pas mumą. Kada būdavo jų Velykos, tada macais ir midum visada vaišindavo. O tai jūs nebijodavo tų macų, tai visokios legendos apie tuos? Kalbų buvo, kad ten gal kraujo įmaišyto, bet vienu žodžiu kažkaip nežinau. Vis tiek niekur to kraujo neatradot. Jau tų žydų, kaip aš bijodavau, siaubas, kaip aš jų bijodavau, tada kai sakydavo, kad tos macus, kur dirba, tie macai man taip jau skanus, taip aš jų noriu tų macų, o sako, tenai gauda vaikus ir tos vaikus jau reiškia jau bada, kur daro kraujo išėmą ir deda tos macas kraujo reiškia.
tam Panemunėlį, nežinau kodėl, bet dažnai tuokdavosi žydai. Atvažiuodavo iš Kupiškio, iš Kapiškio, gal ir iš kitų miestelių jaunavedžiai ir ten statydavo tokį baldakimą. Vidury rabinas ten skaitydavo maldas, o jaunieji būdavo vedami aplink tą po baldakimo, aplink tą rabiną ir vienu žodžiu, ten jų kalba kažkokias maldas skaitydavo, paskui daužydavo stiklinę. Vadinamos būdinės arba baisioji naktis, aš nežinau, Čia kaip jau ją rudenį, pasakyti. ar ne, ta šventė? Nu kažkas tai, kad eglių šakų atveždavo ir tada padarydavo kieme, ten uždaram kieme savam. Kiekviena šeima atskirai darydavo, ne kažkokia bendra būdavo, tokią būdą pastatydavo ir iš tų eglių. Ir ten per naktį vyrai, tos šeimos vyrai melsdavosi. Nu ir vienu žodžiu mūsų jaunimas, jaunesnio amžiaus vaikai gazdindavo juos ten ir baladodavo, ir šūkaudavo, kad kažkaip jeigu jau tas pavadinimas baisioji naktis, tai turi būti kažkas ir baisaus. O kur laidodavosi? Laidodavosi Kamajuose. Dažniausiai juos veždavo, kiek čia mano atminty, kurie mirė, tai be karstų suvilniodavo į drobulės ir tiesiog paguldydavo į vežimą paprastą arklinį ir veždavo. Kas važnyčiodavo, irgi pasakyti, žinot, jau sunku, kadangi... Palyginti ramų ir taikų Rokiškio gyvenimą nutraukė 1940 metų sovietinė okupacija. Prasidėjo nacionalizacija, suėmimai, dalis visuomenės buvo įtraukta į naujos sovietinės valdžios struktūras. Aš 1941 m. birželyje Rokiškį okupavus Vokietijos kariuomeniai prasidėjo nacių organizuotas žydų persekiojimas ir žudymas. Čia buvo pagrindinis kelias iš Panemunėlio į Rokiškį. Tais metais buvo kaip tik tai žydai sulaikyti ir laikomi Panemunėlį miestelį čia prie upės tokiam akmeniniam name ir ruošėsi juos vežti į Rokiškį. Tai reiškia bent dieną prieš tai, reiškia čia jau į dvi šeimas, Jofės ir Olkinų, išvežė anksčiau, kadangi jie turėjo turtą, nenorėjo, kad bendrant katilonsai turtas. Vietiniai baltaraiščiai jie atvežė čia į šitą mišką. Nu ir paskui, žinot, tas riksmas, šaudymas kažkiek tai ir nutilo. Tai čia šito keliu atvarydavo iš visų tas pusės miestelių ir kaimų žydų šito keliu. Nu, čia dirbdavo kratų prie šitą namuką. Va taip, čia buvo vartai va šitoje vietoje. A čia kur tie stulpai? Tarp stulpų šitų. Aha. Ir dar žana stulpa buvo namas medinis. Vienas ir titaliavo kaip krūmai kitas. Va. Aha. Ir tenai dar buvo griuvėsiai, va, šitą sandėlę buvo. Aha, ginklų to sandėlio. Ginklų sandėlė. Aha. Ir, Ginklų sandėlis maždaug kur akmenys dabar. ir tas namas Aha. buvo geta. Jie prieš pat jau tą jų suėmimą, sūnus atvežė, žodžiu, ten cukraus, arbatos, visko pasidėti ir sakė, jeigu jau kas nors atsitiktų, tai tada jau jūs mums šitą parnešit. Tai vat pas tos Paiskus aš ir esu buvus keletą kartų dėti. Ir su mama
Nežinau, kažkodėl vesdavo ir man nebūdavo, kad jau gal jau čia žinai, kad jau su vaiku. Saugiau, ko gero. Aha, kad su vaiku gal nesilaikys gal ką. Ir būdavo pas tos, reiškia, tos produktus, kurios buvo palikę mum, jiems sunešiojam. Dar pienas, sviesto, žinai, tai tokių šviežių atnešdavom. Antanas šiandien varydavo atskiria vyrus nuo moterų, jaunus ir varatinai ir sušauda po Šilaikių keliu. Šilaikių keliu. Prastos vartus varydavo, čia atvažiuodavo mašina su vokiečiais ir vara čia man, supranti, ir eina kokia mergina ar vyriokas į kom, į mašiną. Tada šaudymas. Ne visi baltaraiščiai šaudė. Paskui autoritetą neturėjo, sako, žyd šaudys. Vokietis, kareivis, vairuotojas, jaunas vyras, ar ne, Mieliauskai? 18 metų kaip. Va, jis atsisakė šaudyti. Vokiečiai. Tai jo nepagailėjo ir jis lygiai su tais pačiais žydais, tose pačiose duobėse ir palaido.